Sveiki, aš Bartas. Šiandien apžvelgsim Royal Enfield Himalayan 450. Kas tai? Dual Sport? Adventure? Klasika ar modernumas? Pabandysiu atsakyti šiuos ir daugiau klausimų. O gal tai tavo sekantis pirkinys? Tai vis dėlto, Adventure ar Dual Sport? Dual Sport. Sport. Man atrodo, pasižiūrėjus šitą motociklą, klausimų apie sportą nekyla. Bet pasivažinėjimą aplink Lietuvą ar aplink pasaulį, aš manyčiau, tai yra tikras Adventure. Himalayan 450. Atnaujinta 411 versija. Atnaujintas ne tik variklis. Ar pavyko Royalui išlaikyti savo dizaino liniją? Ar užmetus akį iškart suprasim, kad čia Royalas? Mano manimu taip. Išlaikytos dizaino linijos, apvali priekinė lempa, apvalus prietaisų skydelis, apsauginiai lankai tiek šone, tiek gale, metalinis bakas ir aišku špikiuoti ratlankiai. Turbūt jau supratai iš pavadinimo 450. Tai yra atnaujintas variklis su 450 kubų. Šis variklis skysčiu aušinamas, todėl leido išspausti net 24 daugiau arklio galių negu senasis. Taip pat nauja pavarų dėžė su 6 bėgiais, kas duoda elastingumą važiuojant miške. Aš iškart galiu pasakyti, greičių dėžė tai tikrai maloniai nustebino. Bėgiai jungiasi, žiūrėjai tikrai. Nors iš tikrųjų yra žiauriai faina. Nevažiavau su senu Himalayan 411, kuris turi 5 bėgius. Bet šita dėžė nauja 6 bėgių, tikrai yra labai sparti, daug kas džiugina. Stabdžiai irgi adekvatus. Stabdžiai tikrai užtenka, aišku, jeigu važiuojant kalnais pasikrovęs, gal jų norėtųsi šiek tiek daugiau. Ir dar viena rimta naujovė – Ride-by-Wire. Arba paprasčiau elektroninis akceleratorius. Gal kažkaip taip. Bei jis tau padės švelniau paskirstyti gazą tiek miške, tiek greitkelyje. Kaip ir visų enduro motociklų, vairas yra ganėtinai platus, nėra kažkas išskirtino. Motociklas ganėtinai manevringas. Svoris nėra labai mažas ir didelis, pora šimtų kilogramų, sakykim, taip vidutinio svorio motociklas. Atsėdus ant jo, to svorio labai daug nesijaučia. Jeigu mėgsti kapšytis prie motociklo, pats kiti tepalus, filtrus, reguliuoji vožtuvus, tau patiks šitas motociklas. Nėra jokių papildomų plastikų, kaip pas modernius ADV motociklus, kur praleidi 2 valandas vieni nurinkinėdamas. Priėjimas lengvas, vienas cilindras. Kaip aš sakau, jis bus draugiškas tau, arba paprasčiausiai bus draugiškas tavo garažinė meistrui. Vienas šio motociklų pliusų arba minusų, čia jau kaip pasižiūrėsi, yra technologijos. Vienas dalykas, nėra čia milijonų mygtukų, 5 riding modų, bet išvažiavęs į mišką keliais mygtuko paspaudimais gali išjungti galinį ABS-ą ir enjoying. Biškį pažaidęs supratau, kaip čia išjungti šitą galinį ABS-ą. Traction controlo, kaip ir minėjau, šitą motociklę nėra. Labai gal ir reikia asfalto važiuojant. Šitas motociklas bent jau leidžia nukristi kaip ariam žmogui. Oi. Viskas gerai. Ant 4 viskas gerai. Taip. Ką, bandau pakelti motociklą.
Jo, šiandien per košę pavažinėsim. Taip. Motociklą pakeliam. Purvą pagaudėm normaliai. Tuoj pasistumsim šoną. Pažiūrėsim, kokio žalos pridarėm. Opa. Motociklas atrodo sveikas. Taip, nukaliau dėžę. Ir šitą dėžę. Kadangi miškas minkštas šiandien prilies, tai motociklo žalo daug nepridariau. Faina, matome, kad Crash baras atliko savo darbą kaip reikalas. Prikabino daug žemių, bet užtat variklis yra sveikas. Pakujukai gerai prikūrė. Bet pakujukai veikia, viskas tvarkoje. Šitas Crash baras, aišku, iki jo net nedavėm, bet faina, kad jis čia yra. Prie jo pritvirtinta šita dėžė. Jinai gerai visas laikas smūgį. Nu ką, patestavo šiandien, kaip reikia ir blyną pagauti, ne? Linksma. Šis motociklas tikrai turi kelis konkurentus. KTM Adventure 390, liaudies motociklas CF Moto 450, bet aš dar norėčiau palyginti jį su senaisiais geraisiais Suzuki DR, Kawasaki KLR ar Honda XR, kadangi tai yra vis tiek vieno cilindro oldschooliniai thumperiai. Man atrodo, čia yra atgimimo šitų motociklų. Svoris panašus, galia irgi, bet turime visas naujas technologijas. Normalius stabdžius, nebereiks važiuoti tiesiai į medžius, turime įpurškimą, turime ride by wire. Aš manau, laikui bėgant šis motociklas greit pakeis šitos senienos, kur dar guli pas jūs garažuose be reikalo, be stabdžių, be gazo, be amortizacijos, nereikalingi, uždrožti, nebemylimi. Ir aišku, įdomiausias klausimas – kaina. Tokį motociklą tu salone gali nusipirkti už 6000 eurų. Ar jis vertas tų pinigų? Aš manau, kad tikrai taip. Vien jo suspensionas, stokinis suspensionas yra labai geras važiuojant ir mišku, ir keliu. Ride by wire, įpurškimas, ergonomika, Royal Enfield įvaizdis. Aš manau, šitas motociklas tikrai vertas savo pinigų. Važiuojame toliau testuoti, kaip čia viskas važiuojame miške. Tiesiog dar supratau, kad mišku važiuojant vis tiek reikia gerų padangų. Ypač palijus, kai miškas minkštas, šlapias. Bet aš manau, sausais keliukais galime dar tikrai pasivažinėti.